televizinė statistika online, tai yra ta, kurią jūs matote realiu laiku, yra neoficiali. Kol kas sekasi dažniau šios rungtynėse. Jonas Valančiūnas, gražus, toks tipiškas, tradicinis, standartinis, bet labai tiksliai atliktas vidurio puolėjo Europos krepšinio čempionato grupėje. Galiais, kurie ateina išlydėti komandą. Velšas ir netaiklus nuo savo pranašumą iki tų 9 taškų, kurie ir dabar buvo iki štai šio Jono Valančiūno dėjimo be pastangų. O tokia improvizacija. Įmestas kamuolys Jonui Valančiūnui į baudos aikštelę. 52-39. Čekai prašo minutės pertraukėlės. Ir dar vienas Jono Valančiūno dėjimas iš viršaus. Viskas ten tikrai labai paprasta su čekais. Beveik iš rankų į rankas atidavė kamuolį Mantas Kalnietis. Jonas Valančiūnas, 13 taškų šiandieną, 5 taškai iš 7 ir protokolą. Taigius tokius. Kiekvienas bandymas taip kiečiau išsispirti. Taškų jau Jono Valančiūno sąskaitoje. Rezultatyviausias kol kas Jono Valančiūno mačas. Ir Mantas Kalnietis. Gražiai suorganizuoja dovanėlę Jonui Valančiūnui. Tokia liop. Na ką, Jonas Valančiūnas gali pasiekti. NBA pirmenybėse asmeninė. Jonas Valančiūnas, Jonas Mačiulis sustabdytas, Jonas Valančiūnas ne.